Šiandieną noriu pasidalinti apie tokį mums svarbų gyvenime sustojimą. Dar kitaip galima vadinti išminties pauzę, nes mes žmonės taip įpratę užsisukti įvykių, problemų, gyvenimo, kasdienybės, iššūkių tokiam rate nesibaigiančiam ir vis neatrandame laiko sustoti. Kuo dažniau neatrandame laiko sustoti, tuo tolstame nuo to sustojimo ir nuo sąmoningo gyvenimo. Ir tuo dažniau žmonėms ištinka nerimas, pykčio priepuoliai, panikos atakos. Nes nėra mūsų kasdienybėje tokios treniruotės sustoti. Ir daugelis žmonių, jau šiandieną daugelis žmonių sportuoja ir taip stiprina kūno raumenis, taip gerina savo kasdieninę savijautą, bet mažai dar kas treniruoja tą sąmoningumo raumenį, sustojimą, kas yra pagrindas mūsų psichologinės būsenos. Ir ne tik, nes kuomet mes mokome sustoti, bet kaip ir dabar tiesiog paimti ir sustoti. Nieko, nedaryti, negalvoti, sustoti. Leisti sau akimirkai sustoti. Ir jei mes tai ugdome savyje, jeigu mes tai leidžiamės į šitą kelionę, mes labai apsistaugome ir pradedame turėti tą sveiką gyvenimo įgūdį. Tuomet eina kiti žingsniai, kada mes skiriame laiko ir sąmoningai pakvėpuoti, kad ir kelias minutes per dieną, kelis kartus. Tada visa meditacija gali tapti tavo gyvenimu tuomet, kai tu eini, kaip tu sėdi, kaip tu valgai. Ir tuomet visai kita gyvenimo kokybė. Ta patvirtinu, ne tik tai savo per gyvenimo patirtimi, bet ir žmonių, kurie nori taip gyventi. Tada lengviau yra, kai atsitinka situacija ir atrodo, kad kyla chaosas, audra, nenusimušti tas emocijas. Tada, kada tu jau turi įgūdį sustoti, tu jau, kadangi praktikuoji, turi jau tą įgūdį, tai natūraliai tam tikrose situacijose tu jau moki sustoti ir pažiūrėti visą tai plačiau. Ir visa tai yra tik tai laiko klausimas. Tai nėra nuo pat pradžių, aš kaip sakau, pradėti treniruotis apskritai. Jeigu tu geri arbatą, tu geri arbatą. Tu tiesiog geri arbatą. Tu pradedi jausti jos skonį, o ne kažką skrolini ar kažkur mintise būni.
Tai yra labai gražus procesas. Ir tas buvimas čia ir dabar duoda labai gražius vaisius. Nes su tokiu gyvenimo požiūriu tu gali pradėti jausti, kokie tavo poreikiai, ko dabar nori tavo kūnas. Ir daug dalykų. Kokį maistą aš noriu valgyti. Ar aš dabar noriu pajudėti? Kokį poreikį turiu? Gali atpažinti tai, o paskui jau ir leisti visą tam atliepti. Taip pat ištikus tavo kūno dideliam skausmui, tu moki, kaip į tai reaguoti. Ir tai yra visas gražus procesas. Ir aš jau taip gyvenu iš tiesų daugelį metų. Ir iš pradžių aš tai atradau, tai kaip kažkur išgirdau per YouTube, kad dalinasi tuo buvimu čia ir dabar. Prieš kokių tikrai 10 metų. Daugiau. Ir tai praktikuodama pati labai dalinausi ir su moterimis, kai tai yra svarbu. Ir net nežinodama to, tiesiog gyvendama ir mokydamasi kiekvieną dieną būti čia ir dabar, netikėtai prieš porą metų aš atradau, jog yra tokie mokslų paremti mokslai, mindfulness. Ir susipažinau, esu nuostabią metodiką. Tai atsirado taip kaip ir įrankis, tapau sertifikuota mindfulness mokytoja. Ir labai aiškias technikas, kurios nepriskirtos visiškai nei jokiom religijom. Tai yra toksai pradinis žingsnis mokyti savo kasdienybėje sąmoningai gyventi, kvėpuoti, būti. Ir kai būdavau tose paskaitose, visada man toksai nusistebėjimas, kad aš jau tai daug metų praktikuoju. Bet ką man padovanojo visi tie metai mokslo, po diplominės studijos, tai labai daug tokią atjautą, nevertinimą, jog tu gali jaustis visaip ir tai yra puiku. Tau nereikia būti tik tai vienoje savo gyvenimo kažkokioje dalyje. Priimti kiekvieną savo gyvenimo etapą ir jo nevertinti niekaip. Ir buvau tokioje bendruomenėje, kur visi dalinosi ir nieks nevertino. Tai buvo man tokia didelė dovana, ką aš išsinešiu už to. Ir dabar kuriam laikui matau, kadangi
daug jau dabar metų dirbau su moterimis, ėjom į gylius, į tokias transformacijas, dvasinės keliones. Bet prieš keletą metų mano kūno signalai ir tam tikros situacijos, tiesiog pats kūnas išsišaukė pasirūpinti savimi. Ir jis pats pasikvietė jį atkreipti dėmesį. Ir tikrai pamačiau, jog aš savo kūną mažiausiai prižiūriu arba rūpinuosi. Ir prieš keletą metų iš tikrųjų labai atsisukau, pradėjau, nors ir jau senai domėjausi, ką dėti į burną, bet čia ne apie tai, ne apie patį maistą, bet apskritai tokį labai didelį žvilgsnį į kūną. Ir jau ne tik žinojimą, ar ne, bet ir veikimą su savo kūnu. Tai tikrai per praeitus metus labai save lepinau ir padovanojau savo kūnui tokį atradimą vieną kartą per savaitę. Nueiti į masažą ir daug atradimų iš tiesų. Ir tas pasirūpinimas savo kūnu atrodytų mūsų toksai gal pirminis turėtų būti, ar ne, bet man ir daugelio moterų, kurios buvo tą 10-metį paskutinį drauge, labai nėrėm į dvasinį gylį, buvo toks alkis ir toks šauksmas. Ir kai tai atradau, tiesiog atrodo, kad pradėjau gerti save, o kai pradedi gerti, kuo tolyn, to gilyn, ir norisi vis gilyn ir gilyn. Labai svarbu, va šitas buvo sugrįžimas į kūną, nes dabar gali apimti visumą, gali ir gyventi iš vidaus, bet ir rūpinti savo fiziniu kūnu. Tas yra be galo svarbu. Nes mes esame visuma ir nesame tik tai fizinis arba dvasinis kūnas, mes esame visa visuma. Ir tai yra taip svarbu ir taip gražu apjungti. Tai todėl būtent mindfulness mokymai, jie tokie yra, atrodytų vėl nuo pat pradžių. Kai neri, sakykime, į tam tikrus gylius, sluoksnius, ten yra irgi tam tikros pradžios. Bet kai pradedi rūpintis savo kūnu, savo tiesiog žemiškų gyvenimų, tai yra irgi tam tikros pradžios. Ir mokytis, kada yra daug darbo, įvairių situacijų, mokytis neišpuliuoti, save neišsidraskyti, mokytis sustoti, tai yra didi dovana savo. Tai šiek tiek norėjau šiandieną pasidalinti ir jei jums įdomu, ar apskritai turite patirtį į vieną pusę arba į kitą ir dabar norite viską apjungti, pakomentuokit, kokios yra jūsų praktikos, ar pavyksta apskritai tiesiog sustoti savo kasdienybėje ir padaryti tą išminties pauzę. Ar medituojate? Tai daugiau papasakosiu kitose video, nes meditacija nėra hipnozė ir nėra hipnotinė būsena. Tai lauksiu atliepimų, galbūt ir klausimų. Ir tikiuosi, jog drauge mes beveik 15 minučių
ir padarėme tokią išminties pauzę. Dėkoju visiems, kas klausėte.